Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kompensuoja valdytojo lėšomis atliktų valstybės saugomų kultūros paveldo objektų, taikomųjų tyrimų, tvarkybos darbų projektų bei pačių tvarkybos darbų išlaidas. Kviečiu pasižiūrėti, kaip valdytojai pasinaudojo kompensavimo galimybe. Mes jau įsigydami smiltynės kurgauzą, pradėjom domėtis, kokios galimos yra valstybės parama ar programos, kad padėtų atstatyti, atkurti objektą. Pradėjom domėtis, gal pernai 22 metais valstybės pagalba iš Kultūros paveldo departamento darbam kompensacija. Mes pernai kreipėmės, pernai pridavinėjom pirmą etapą pagal tvarkybos projektą, tai yra fasadas ir medinės dalies fasadinės apdailos. Tai sėkmingai ta programa suveikė, mums stipriai padėjo, gavom nemažą pagalbą. Šiemet pridavinėjom antrą darbų etapą, tai yra ten įeina duris, užbaigti laiptai šitie, ant kurių stovom betonį, rankų darbas su žibintais, čia grinai atstatyti. Tikrą tvarkybos projektą, jie taip senovi ir atrodė, nes visos senose atvirutėse taip ir atrodo. Pastebima, bet labai pastebima detalė, kur visur ant graigo yra sudėti špiliai iš cinko. Tai šitie špilių tik tai užsienio gamintojai pagamino. Lietuvoje net neradom gamintojų, kas gali pagaminti. Medinės dalies atstatymo principas buvo, kad mes pilnai rekonstravom, buvo gan sudėtingas rankinis darbas, nes techninė priežiūra ėjo ir kiekvieną lentelę barškino, kiekviena lentelė, kuri buvo netinkama, keitėm į naują, sakykime, po to viskas vienodai ten susivienodino ir užsidažė. Valstybės programa nuskyrė Kultūros paveldo departamento kompensavimą 30%, tai jeigu kitiem darbam iki 50% kompensacija skiriama medžio darbam ir konstrukcijom, iki 70%. Tai palengvina visą atkūrimą, nes tikrai tai gal ir nieko ypatingo, bet dirbi kiekvieną lentelę tyrinė ir tai yra brangu ir ilgai imlu laiku svarbiausia tie dalykai. Jei susidomėjai galimybę gauti kompensaciją, spausk nuorodą šio video aprašyme, kur rasi visą reikalingą informaciją ir kontaktus konsultacijai.